Sveiki, aš Austėja vėl sveikinuosi su jumis ir šiandien kviečiu iš arčiau pamatyti archeologinę ekspediciją bei naujausių radinių įkvėptą archeologinę rekonstrukciją. O po sunkaus darbo kalvėje kviečiu jus patirti naujus istorinės virtuvės skonius. Tęsim šiemet Vičiūnų kapinyno tyrinėjimus netoli Kernavės. Įdomi kapinyno vieta buvo kasama. Taip istoriškai susiklostė, kad dalis teritorijos yra padengta smėlio kopos. Matyt, čia vėlesniais istoriniais laikais tiesiog iškirtus apylinkių miškus prasidėjo pustymai. Ir šių procesų pasekoje dalis to 12-13 amžiaus kapų atsidūrė po smėlio kopą. Viena vertus sunkiau prisikasti, kita vertus, aš žinoma juokauju, tai apsaugojo kapus nuo vėlesnių įvairiausių suardymų. Bėgiojančių šernų, lobių ieškotojų, dabar metalų ieškotojų. Taigi šį sezoną atsikasėm tokį nesuardytą 13, 14, gal net 12 amžiaus kapų horizontą. Daug įspūdingų įkapių. Na ir tame tarpe pagaliau radome ginklą. Jau stebėjomės ir pernai metais, kodėl lyg ir turime vyrų kapus, bet jautėm akivaizdų stygių ginkluotės. Na ir šiemet pagaliau radom kirvį, net ne vieną, o du. Bet niuansas toks, kad tai nėra natūralaus dydžio kirviai. Tai yra, vizualiai žiūrint, bent 3 kart mažesni, sumažinti daiktai. Kitaip tariant, tikrų kovos kirvių sumažintos replikos, kas reiškia, kad realiam gyvenime jie vargiai galėjo būti panaudoti. Yra tokių nuomonių, kad galbūt tokie miniatiūriniai kirveliai tai yra net ne ginklai, galbūt tai yra staliaus kažkokie įrankiai, bet aš nelinkęs tikėti šią teoriją, vis tik tai manyčiau, kad tai yra simboliniai daiktai, turėjo tam tikrą sakralinę funkciją. Pagaminti šio archeologinio radinio kopiją. Tokia buvo pirma mintis išvydus kirvelį. Kam to reikia, netrukus paaiškinsiu. Gyvosios istorijos renginiuose visi dalyviai be išimties naudoja ir demonstruoja archeologinių radinių kopijas. Šių daiktų autoriai dažniausiai būna žinomi rekonstruktorių pasaulyje meistrai amatininkai. Originalūs archeologiniai radiniai vėl išvydę dienos šviesą po 100 ar 1000 metų gauna ypatingą statusą. Iš tyrimų perkasos jie keliauja į restauracijos dirbtuves, po to į saugyklas ar muziejų vitrinas. Tai nėra daiktai, kuriuos įsimetus į krepšį ar kišenę galėtum vežti parodyti draugams ar visiems besidomintiems praeitimi. Todėl į atokią sodybą Dzūkijoje, kur savo kalvėje darbuojasi mano bičiulis Matas Bodryje, virtualiu ryšiu atkeliavo tik kirvelio nuotraukos ir tikslus brėžiniai. Beliko tikėtis, kad šių duomenų pakaks nukalti tikslę archeologinio radinio kopiją. Čia grubus paviršius, kadangi matosi iš viršaus, labai ryškiai matosi virinimo siūlė. Tai gali būti, kad tiesiog sukalė, ašmenį suformavo, kadangi jos yra funkcinė svarbioji dalis. Nors šiuo atveju tai jinai tikrai nebuvo funkcinė, jinai tikrai apeiginė kokia, simbolinė, o čia jau vis tiek esmė, kad būtų pentė suformuota. Ir čia jau matosi, labai jau grubiai matosi jau, kadangi kalviškai virinta, tai jau sukalta, bet va čia galiukas matosi, kur jau nesusijungė, nesusivirino pilnai. Čia tikriausiai irgi. Kirvis – populiariausias ginklas ir darbo įrankis tiek priešistoriniais, tiek istoriniais laikais. Nuo ankstyvojo geležies amžiaus iki mūsų dienų pagal paskirties poreikį keitėsi ne tik kirvio dydžiai, formos, bet ir gamybos technologijos. Šią temą parašyti ir rašomi moksliniai darbai. Prie šio judėjimo prisijungė Matas, Vilniaus universiteto archeologijos katedroje apsigynęs bakalaurinį darbą, geležies amžiaus ginklų ir įrankių metalo analizė pagal įanglinimo eksperimentą. Šios technologijos be formulių ir eksperimentų buvo žinomos ir naudojamos kalvio, pagaminusio šį miniatiūrinį kirvelį skirtą į anapus iškeliavusiam gentainiui. Ant priekalo kreida braižomi būsimojo gaminio kontūrai. Kaip netrukus paaiškės, kirvelio gamybos procese tai buvo pats paprasčiausias darbas. Žinai, kaip čia buvo taip, kad buvo kažkokia tai tradicija kalti taip ir ne kitaip.
Tarkim, sūnus mokėsi iš tėvo, tas tėvas iš savo tėvo ir tiesiog tas perduota per sąmonę, žinai. Vis tiek tie, pavyzdžiui, kirviai, jų formos datuojamos. Ne tai, kad toks kirvis tą dešimtmetį, tas kirvis tą dešimtmetį, dažniau tas kirvis tą ir tą amžių, platesnis diapazonas laiko. Kai neturi jokių Facebookų, internetų, dar kažką matyti, naujų pavyzdžių, naujų idėjų, tai tu ir laikaisi tos tokios nusistovėjusios tvarkos. 21-ojo amžiaus technologinė intervencija leido gerokai trumpinti gamybos laiką, kuris vis viena užtruko gerokai ilgiau, nei meistras buvo numatęs. Kiek užtruko originalo gamintojas, nesužinosime. Tačiau stebint procesą, piršosi mintis, kad ir tokiam, iš pažiūros nesudėtingam gaminiui reikėjo turėti daug praktinių įgūdžių. O, kaip čia gerai. Pavyzdžiui, viduje yra, skaityk, 980 laipsnių. Centre 1000, 1010, kažkas panašaus, lubos 80 laipsnių skaityk irgi, o aplinka darosi, pavyzdžiui, ten jau 50 laipsnių, ten 40, šilta. Prišildęs patalpą dujomis kūrenamas žaizdras suteikė kalviui kelias poilsio minutes. Buvo galimas ir kitas variantas – kaitinti gaminį medžio anglies žarijose su dumplėmis. Dumplės tas poilsio minutes paverstų dar vienu nelengvu darbu. O toliau viskas kaip senovėje. Kelias nuo žaizdro iki priekalo toks pat. Tokie patys smūgiai kūjų, reikalaujantis tinkamo fizinio pasiruošimo. Metalo gabalas įgauna formą ir vis labiau tampa panašus į miniatiūrinį kirvelį. Ir kas yra įdomu šiuo atveju, tokių simbolinių miniatiūrinių daiktų mes matome gan daug kuršių medžiagoje, kuršių laidojimo paminkluose. Tai yra ir miniatiūriniai tie patys kirviai, ietigaliai, įvairiausi buities rakandai, tie patys puodai, kuršiuose virsta į miniatiūrinius puodelius, dalgiai, pjautuvai, pjautuvėliai. Netgi tokie daiktai susiję su raitelio atributika, tarkim, miniatiūriniai pentinai, bet visa tai yra kuršiai, kuršių regionas. Ir štai čia, rytų Lietuvoje, mes vėlgi matome panašius dalykus, miniatiūrinius kirvelius. Taigi, matyt, tai susiję su tam tikrais tikėjimais apie pomirtinį pasaulį. O pomirtinis pasaulis buvo suprantamas ne taip, kaip mes įsivaizduojam šiandieninį. Čia amžinatilsį Beresnevičius šią temą yra rašęs, kad dažnai anapusis būdavo asimetriškas šiai pusiai, gyvųjų pusiai. Kas čia yra šviesu, tas ten yra tamsu. Ko čia yra nedaug, ten yra daug. Jeigu čia yra 300 metų, tai anapusiniam pasaulyje yra 3 dienos. Kas čia sulūžę, ten sveika, kas čia yra mažas, ten yra didelis. Tai išplaukiant iš tokios asimetrijos šio ir anapusinio pasaulio ir turėtume suvokti tas miniatiūrinės įkapės. Iš esmės, šiame gyvųjų pasaulyje kirvelis mažas, mirusiųjų pasaulyje jis turėjo atitikti kirvį tikrą. Keista galbūt, kodėl ne visi daiktai dėti į kapą yra sumažinti. Ne visų daiktų dėtos replikos. Mes matome natūralaus dydžio peiliukus, tarkim, tuos pačius papuošalus, skiltuvus. Tai yra natūralaus dydžio daiktai, bet štai kirveliai yra miniatiūriniai. Gal metalą taupė, geležis buvo labai brangi. Šiandien jau mums sunku pasakyti, bet tas suvokimas, kaip mūsų šiandieninis kūčiukų, kas atstoja duonos kepalą, tai čia mažas kirvis, didelis kirvis būdavo labai panašus. Jau iš mūsų pečiaus ištraukt, biškį mes jį neobrodžio apvalysim čiučiuką. Nors jisai juodas, čia dar vis tiek kokie 500-600 laipsnių drąsiai gali būti, todėl jis negalima. Truputį galima jį bandyti ir dėti į vašką.
Bičių vašką dedam dėl to. Tai yra pats paprasčiausias senovinis impregnantas. Jis iš esmės prikepa ant paviršiaus, prisigeria viso to grožio skanaus. Štai dabar reikia palikti atvėsti. Mūsų kirvelis baigtas. Aš labai abejoju, kad tai galėjo būti kažkoks funkcinis įrankėlis, nes tiesiog tai yra visiškai per mažas, toks delikatus, vos pusę centimetro storio įkotė, apie centimetro skersmens, čia pagaliuko nežinau, gal ir įdėtum, bet ar funkcionaliai panaudotum, kažin, bet nors ir tai yra labai mažas gaminys, pagal taip, kaip jisai nukaltas, akivaizdu, kad tai darė žmogus, kuris daug kartų kalė ir didelius ir galėjo atkartoti visą tą procesą mažesnė skaliai. Man asmeniškai mažesnius dalykus daug sunkiau kalt negu didesnius. Pagal save sprendžiu, kad tai darė profesionalas. Po karštos dienos kalbėje reikia ir pasisotinti. Tad kviečiu vėl susitikti su mano bičiuliu Mariumi ir pamatyti, kaip mes gaminame patiekalą iš to, kas auga aplink. Mariau, mes šiaip dažniausiai, ne kiekvieną dieną darom rimtus mėsingus patiekalus. Vienas iš dažniausiai pas mus būna toks paprastesnis, neprasčiokų maistas. Baudžiauninkų maistas. Tai ką mes šiandieną gaminsim iš baudžiauninkų prasčiokų patiekalų? Tai pavadinčiau tai baudžiauninko putra, mano vienas nemėgstamiausių patiekalų, dėl to, kad pagrindė skonio nėra, o yra tikslas padaryti didesnį kiekį ir prisikimšti tam, kad turėčiau jėgų kaip baudžiauninkas eiti daryti tai, ką man reikia daryti. Ir receptas iš tikrųjų yra toks gan universalus. Tai, ką turiu, tą naudoju. Tai šiuo metu, matau, turiu šiek tiek kiaulės kojų likučių, kurių tiesiog pas mėsininką. Nekokybiškos mėsos. Nekokybiškos mėsos, jo tiesiog pasiėmiau. Žinoma, kadangi sezonas ir grybų, tai... Nekokybiškų augalų. Taip. Lešių, avižų. Avižos, lešiai ir ryte surinktos voveraitės ir kiaulės kojos. Visiškai biudžetinė patiekalo sudėtis galima, tačiau prisiminus anksčiau ne kartą vykusius tokio patiekalo gamybos eksperimentus bei skonį, norėjosi šiokios tokios įvairovės. Druskos nenaudojame. Prieš istoriniais laikais tai retas prabangus produktas. Protėviai ir šių dienų rekonstruktoriai žinojo ir mokėjo palepinti savo skonio receptorius. Kodėl skonis mums yra toks svarbus, kaip tau atrodo? Čia jau šiek tiek gal savo asmeninės nuomonės pasakysiu. Maisto gamyba yra labai svarbi kiekvieno žmogaus dalis. Jis pakelia ūpą, nėra maisto, yra blogai, maistas skanus. Ir kaip amatininkas, maisto gamintas irgi vis tiek yra amatininkas, kadangi jis pastoviai tuom užsiema, natūraliai bando tobulėti. Ar supaprastinti patį procesą, ar ilgiau išlaikyti kažkokį produktą, ar galiausiai pasiekti geresnį rezultatą. Nes jeigu bus skaniau, visi bus laimingesni. Ketinantiems pasigaminti patį paprasčiausią rekonstruktorių patiekalą visai nebūtina prieš tai lankytis prieskonių parduotuvėje bei išmokti įmantrius prieskonių pavadinimus. Tiesa, yra viena sąlyga – reikia pažinti augalus bei žinoti jų savybės. Turi gal pasiūlymą? Bet tai aš visada turiu pasiūlymą, nes mes Kernavėje. Kernavėje yra visai derlingi laukai aplinkui, tai mes galime eiti ir pasižiūrėti, ką galime susirinkti ir ką bet kas gali susirinkti, kas auga aplinkui jį. O šiaip kiekvienas nepagalvoja tikrai apie tai, kad aplinkui auga daug kas, ką tu gali valgyti. Tai ir aš tikrai žinau, kad tenai yra. Tai aš tau parodysiu, ką aš ten mačius. Peilių turi? Turiu. Gerai. Va. O, štai ir turim kažką įdomaus. Grybas. Pasižiūrim, ar dar jis valgomas. Visi grybai yra valgomi bent vieną kartą. Tai čia tie patys tikriausi pievagrybiai, kur iš tikrųjų pievoje randė, ne? Mariau. Sunaudosim. Pievų grybautojai. Tai gal pabandykime eiti toliau į pamiškę. Visada pamiškė yra daugiau gėrio.
Pamiškėje dilgėlių plantacija. Augalai vidurvasaryje jau peraugę, todėl naudosime tik nuo stiebų nuskabytus gležnesnius lapelius. Žinoma, oranžinė morka pat yra. Netoliese pasirovėme rečiau aptinkamų bei atpažįstamų laukinių morkų. Košiai tiks vitaminų bomba garšva. Ypač naudinga pavasarį, tačiau skonį sauganti visą augimo sezoną. Be šių žalumynų į puodą keliaus, tikiuosi visiems puikiai žinomos rūgštynės. Kaip mes, pavyzdžiui, sugalvojam, ką būtent dėti į tas varguoliškus patiekalus, kurie yra dėjau, ką turėjau, ne? Iš kur mes žinom apskritai, kad būtent tą galėjo dėti, o šito jau negalėjo dėti? Tai va čia jau grinai yra archeologiniai radiniai ir būtent laužavietės, pridegusi keramika sudaužyta mesta į laužavietės arba į šiukšlių duobes tyrimų metu. Ir išliko tam tikrai organiniai dariniai, kuriuos ištyrę mes galime matyti kokios kruopos, kokios žiedadulkės matosi ir panašiai. Ir iš ten mes puikiai galim atsakyti, nes turim konkretų daiktą, tebūnie tai grūdas, ir turim sluoksnį, kuriame tai yra rasta. Ir būtent tą sluoksnį galim datuoti ir galim pasakyti, kad šitoj gyvenvietėj šituo būtent metu gal ne tiek dominavo, bet egzistavo toks ir toks produktas, iš kurio mes greičiausiai galim padaryti tokį ir tokį patiekalą. Pavyzdžiui, buvo puodas, kaip ir pas mus kartais lauže atsitinka, neprižiūrėjom dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir jisai išgaravo, per daug kaitros davėm ir puodas prie puodo prisvilo, puodas suskilo, sudužo, nieks per daug su juo nežaisdavo, mesdavo į tą duobę ir palikdavo. Ir tada archeologai ateina, suranda tą puodą su tą šukę, prie tos šukės pridegė 3-4 skirtingos kokios grūdinės kultūros, kažkokia sėkla ar dar kažkas. Ir iš to mes jau galim pasakyti, kad šitas buvo kartu dėrėjo. Tai gerai, turim savo, kaip sakoma, pasiruoštus dalykus. Kadangi kažkokių specialių kulinarinių gebėjimų čia nereikia, tai žinoma, kadangi viskas vyksta moliniame puode, stengiamės viską sudėti į molinį puodą, pradedant nuo mėsos kaulų. Vienas iš lengviausių mums renginiuose, ne, patiekalas. Ką turėjau, tą sudėjau. Kas nuliko, galima irgi pernaudoti. Tada būtent kruopas, tai yra tas kietesnės. Ir sudėsim grybus, užpilsime vandeniu, laukinę morką įdėsim, žinoma, ir pradėsim po truputį virti. Kai jau viskas nuvirs ir paragausim, tarkim, lęšių ir jau bus pakankamai valgomi, tada sumesim visas žoleles. Dabar tavo pagalbos paprašysiu. Neprarast nei grūdo. Kiekviena kalorija yra svarbi. Morka. Dėkim. Mūsų aromatiškasis dalykas. Šitą grybuką irgi dėkim. Norėtume, kad pavirtų ilgiau. Ir vienas skirtumas tarp bet kokio prašmatnesnio patiekalo, tai kad praščiokas, druskos tikrai nededa. Nededa visiškai. Per brangus. Neškim. Ten pamaišysim vietoj. Gerai. Vienas dalykas, kaip atsimenu su puodu, yra tai, kad negalim leisti, kad didelė ugnis būtų. Labiau reikia žarijose, kad nesuskiltų puodas. Šiek tiek pamaišom, kad nepridegtų kažkas per daug arba neprisklijuotų. Sunkus darbas prie laužų. Taip. Ir įsikais dabar, ne? Taip. Puodui užvirus, beliko sudėti pievoje ir pamiškėje surinktas gėrybės. Čia jau visos žolės, sakyčiau, ne žolelės, ne? Dar pusvalandį stebėjimui, ugnies pakurstimui, nepamirštant pamaišyti. Puodas sėkmingai atlaikė išbandymą ir garuojanti košė keliauja ant degustacinio stalo. Va šito aš labiausiai nekantrauju. O net mano šaukštas krenta tiesiai man į ranką. Tai ką, iš dugno? Iš dugno. Tai pirmiausia išsitraukia mėsos gabalą, ne? Pala, tam ir panaudosim šakutę. Tam ir panaudosim šakutę puikiai. Taip. Paragaujam tą mėsytę. Patrauksim.
tavo tas apeiginis kernavės šaukštas. Ką, aš pirštais galiu. Pasidėsim, kad nekaistų pirštas. Puikiai. Bet dar kokia karštutėlė košė. Sriuba, košė, putra. Putra, visiškai putra. Oho. O, taip. Nereikia nei druskos, nei prieskonių, Visiškai nesuskučiau ir prašiokė būdama. bet daug dirbti labai tada reikės. Bet man skamba, žinok, iš to košė tikrai daug smagiau savo turiniu negu koks prašmatnus gvazdikėliais apipintas žvėris ar jautis. Su papuvusiais apelsinais. Papuvusiais apelsinais. Ir sotu, nedaug žmogui iki laimės reikia. Šiandien karščio ir skonio tiek. Ačiū keliaujantiems kartu, o po savaitės pakviesime jau į kitą ekspediciją. Iki kitų atradimų.